There's your video! I think it's unacceptable. YouTube'as gali būti puikia vieta laiko praleidimui, pramogai ar tiesiog mokslo tikslams. Tačiau tarp daugybės vaizdo įrašų galima rasti ir kontroversiškų kanalų, kurie išsiskiria blogąja prasme. Tame tarpe ir vienas YouTuberis, Nikocado Avocado, kurio tikras vardas yra Nick Perry. Jis kuria turinį jau daugiau kaip 7 metus. Šiuo metu jam yra 300 metai. Savo YouTuberio karjerą pradėjo kaip veganas ir profesionalus smuikininkas. Tačiau paskutiniu metu pagrindinė jo veikla buvo mukbang vaizdo įrašų kūrimas. Juose jis valgydavo nežmoniškus kiekius nesveiko maisto, galima sakyti kiekvieną dieną. Jeigu dar nesate susidūrę su mukbang reikšme, tai yra toks iš Pietų Korėjos kilęs žanras, kai žmonės prieš kameras tiesiog valgo maistą. Nikas turi net kelis kanalus. Pagrindinis – Nikocado Avocado, Nikocado Avocado 2, Nikocado Avocado 3, More Nikocado, Nikocado Shorts ir Noodle King. Pastaruoju metu šie kanalai augo dideliu tempu, tačiau daugeliu žmonių ėmė kelti nerimą jo transformaciją. Kaip minėjau pradžioje, jis pradėjo kaip YouTube'o veganas, kuris valgė vaisius ir žalias daržoves, tačiau vėliau ėmė valgyti mėsos produktus. Prieš 5 metus Nikas atrodė kaip malonus ir nuoširdus jaunuolis, kuris neturi jokių problemų su sveikata. Mano nuomonė, jo asmenybė puikiai tiko mukbang žanrui. Kartais jis filmuodavosi su savo augintinė papūga arba vaikinu. Viename iš pirmųjų savo video jis kalba apie savo aistrą filmuoti mukbang vaizdus, kad parodytų žmonėms, jog įmanoma pasigaminti sveiko maisto, kuris būtų skanus ir sotus. Tačiau greitai ėmė filmuoti, kaip valgo populiariausio Amerikos greito maisto užkandinių maistą ir laikui bėgant jo svoris vis augo dideliu tempu. Tuo pačiu keitėsi ir jo asmenybė. Žinoma, daugelis YouTuberių karjeros pradžioje būna kuklesni, o laikui bėgant parodo tikrąją savo pusę. Tačiau šis atvejis kitoks. Ilgainiui Nikas suprato, kad pykčiai su savo vaikinu ir ašaros prieš kamerą didina žiūrinčiųjų susidomėjimą ir peržiūras, kas reiškia didesnius pinigus. Todėl jis tapo dar labiau žinomas už savo keistą charakterį, nuolatinį verkimą ir pykčius. Net pats Nikas viename iš video pripažino, kad visas jo turinys susideda iš nuolatinio maisto valgymo per ašaras. 2021 m. rugsėjo 22 d. Nikas išleido vaizdo įrašą, kuris buvo užvadintas Aš neįgalus, tako antradienis. Taip prasidėjo įrašų serija, kuriuose jis pasakoja apie savo neįgalumą, susilaužytus šonkaulius ir savo sveikatos problemas. Jis teigia, kad susilaužė šonkaulius dėl nuolatinio kosėjimo ir žinoma, juk sulaužyti šonkauliai nėra neįgalumas. Tai iššaukė iš tikrųjų neįgalių žmonių pasišlykštėjimą juo. Daugelėje vaizdų jis lengvai vaikšto, todėl jį imta kaltinti melu, dėl noro susilaukti dar daugiau dėmesio. Šiame įraše jis teigia, kad sveria apie 160 kg ir kad jis nesugeba išeiti apsipirkti be elektrinio vežimėlio pagalbos, kad jam reikia deguonies aparato, norint normaliai kvėpuoti per jo sulaužytus šonkaulius. Verta paminėti, kad šiuos aparatus galima lengvai nusipirkti internetinėse parduotuvėse ir jis tikrai turėjo tam pinigų. Viename podcaste jis pabrėžė, kad jis mėgsta dėmesį ir jog visada nori būti dėmesio centre. Jis taip pat minėjo, kad būnant 7 metų jis jau vartojo antidepresantus, o bėgant paauglystės metams jis kentėjo nuo dėmesio sutrikimo ir obsesinio kompulsinio sutrikimo. Jis pabrėžė, kad tokie desperatiški vaizdo įrašai jam padeda augti, nors visiems buvo aišku, kad jie jį po truputį žudo. Tačiau vieną teiginį jis įgyvendino su kaupu. Jis pasižadėjo, kad nuo 300 metų jis nustos tai daryti ir pakeis savo gyvenimo būdą iš esmės. 2024 m. rugsėjo mėnesį Nikocado Avocado šokiravo internetinį pasaulį. Jis toliau įkelinėjo apsivalgymo įrašus, nuslėpdamas tai, kad slapčia numetinėja svorį. Jis 2 metus smulkino visus, keldamas paruoštus senus vaizdo įrašus su užuominomis apie naują jo gyvenimo etapą. So I am the villain, because I've made myself one.
And you will continue to consume these stories about me year after year after year, for as long as I tell the internet that I am the villain. Stories that permeate and linger and infect the minds of the ants, influence the ants, brainwash the ants. You are the ants. Today I woke up from a very long dream, and I also woke up having lost 250 pounds off of my body. Yet just yesterday, people were calling me fat and sick and boring and irrelevant. People are the most messed up creatures on the entire planet. And yet I've still managed to stay 2 steps ahead of everyone. Taip, iš blogiuko jis tapo interneto sensacija, numetusi daugiau kaip 110 kg. Ir tik laikas parodys, kokia ateitis jo laukia.